sakyčiau, kad ne kiek pranešimas, kiek diskusija. Dalyviai: Simas Simonauskas, Šarūnas Papinigis, moderatorius Giedrius Juozapavičius. Tema: gerbėjų įsitraukimas yra nemažiau svarbus nei pergalės aikštelėje. Kaip užmėgsti stiprius ryšius su gerbėjais ir užtikrinti jų lojalumą? Apie tai kalbėsime šiandienos diskusijoje. Taigi pasitikime: Simas Simonauskas, Šarūnas Papinigis ir Giedrius Juozapavičius. Sveiki visi. Čia liko tie žmonės, kuriems labiausiai rūpi lojalumas. Tai jeigu kalbėtumėm apie marketingą, o vis tiek čia mūsų šiandienai visas pašnekesys bus tokia marketingo burbule, tai kalbėsim apie tą vietą, kurios labiausiai nori prekiniai ženklai. Nes lojalumas tai yra tokia aukščiausia išraiška, ko gero to, ko kiekvienas prekinis ženklas siekia ir tai, kas labiausiai konvertuoja didesnės pajamas. Nu, apie tai mes pakalbėsim. Tai drąsiai klauskit, manau, turėsim laiko atsakyti ir jūsų klausimus po diskusijos, o mes, net nežinau, ar diskusija čia gal daugiau bus toks pasidalinimas nuomonėm, žinojimu, kur tas lojalumas juda, kaip mes kalbam apie sportą. Bet prieš pradedant, tai dar paprašyčiau tiek Šarūną, tiek Simą pristatyti ir papasakot, kokioj sferoje jūs dirbat ir, na, ką jūs bendro turit su sporto industrija, kad mūsų klausytojai daugiau mažiau įsivaizduotų, na, iš kokių kampų mes čia bandysim kalbėti. Šarūnas. Šarūnas. Aš esu B2B marketingo agentūros LKI Consulting partneris. Paskutinius 3 metus mes padedame fintech, kripto ir blockchain kompanijom pritraukti naujų vartotojų ir išlaikyti juos. Prieš tai 10 metų aš dirbau kompanijoje Nielsen, kur mes paleidome gyvenimui keliasdešimt lojalumo programų įvairiems mažmeninės prekybos tinklams ir plataus vartojimo prekių gamintojams. Kas liečia sportą, dirbant Nielsene, kasmet mes darydavome kiekybinius ir kokybinius rinkos tyrimus visame pasaulyje, kur apklausdami sirgalius ir analizuodami jų elgesį, per tai, kokiais kanalais jie žiūri varžybas ir kokius produktus ir kaip jie juos vartoja varžybų metu. Tam, kad suprasti, kaip dar labiau paskatinti ir klubų sponsoriavimo, monetizavimą ir taip pat kaip pagerinti gamintojų, kurie dirba kaip sponsoriai, investicijų grįžtamumą. Sveiki, Simas, verslo vystymo vadovas ConnectPay. Mes esame viena didžiausia elektroninių pinigų įstaigų Lietuvoje ir teikiame finansinės paslaugas, kaip mes mėgstame sakyti, mes esame Elektra, kuri užtikrina, kad pinigai padėtų verslam vystytis. Iš esmės mūsų fokusas ar paslaugos, kurias mes teikiam, yra tokios 2 krypčių. Viena, tai yra mes tiesiog teikiam mokėjimo paslaugos, tai kaip jūsų tradicinis bankas, vietiniai, tarptautiniai pervedimai, kortelės, pinigų surinkimas kortelėmis arba vadinama open bankingu, bet taip pat ir apie ką šiandien gal labiau kalbėsim, yra ta dalis, kad mes fokusuojamės į platformas, tai į įvairius verslus, kurie iš esmės nori turėti finansų savo platformoje, arba kaip čia vadinama dabar populiariai tarptinė bankininkystė arba banking as a service. Tai yra įvairaus tipo įmonės, tai mes daugiausiai dabar dirbam su sutelktinė finansavimo platforma, skolinimosi platformomis, bet taip pat ir sporto klubais, kuriems mokėjimai yra svarbu ir jie nori iš esmės arba turi savo aplikacijose, savo platformose didžiulę vartotojų bazę, kuriems reikia kažkaip tai pervesti pinigus arba vieni kitiems, arba už tam tikras paslaugos, iš esmės reikia piniginės, kad toj platformoje būtų piniginė. Tai čia yra mūsų fokusas ir mes aptarnaujame iš esmės, galime aptarnauti praktiškai bet kokią industriją, o sporto klubai yra tiesiog viena iš tų industrijų, kurią mes pasirinkome kaip tokią vertikalę, kuri
pirma, turi labai daug vartotojų, B, turi labai lojalią vartotojų bazę, ar ne, kurie nuolatos nori engaginti su klubu, jiems svarbu, kas klube vyksta ir iš esmės matome labai daug būdų, kaip galima tas piniginės paslaugas, tą elektrą, teisingai sudiegus tose platformose, gauti iš jos naudos ne tik klubui, bet ir vartotojams. Tai turbūt apie tai ir pakalbėsim šiandien. Jo, tai kaip matot, turime žmogų, kuris turi informacijos apie lojalumo programas ir kaip sirgalių lojalumas, kokią naudą gali duoti. Turim žmogų, kuris pateiks elektros, kad iš to dar ir pinigų būtų. Na, o aš esu tas žmogus, kuris jau daug metų dirbu marketinge, tai iš principo konsultuoju įmonę strateginio marketingo klausimais ir plus užsiimu šviečiamąją marketingo veiklą. Tai jeigu kas turėsit interesą, tai yra tokios laidos keli šimtai rinkodaros gūrų, Delfis turi marketingas 360, tai ten visada galima gauti insightų, tame tarpe ir apie lojalumą. Tai ką, prisistatėm, apžvelgiam kalbėjimo lauką ir galvoju, dabar būtų labai logiška nusibriežti problematiką, kadangi mums užduota tema kalbėti apie būtent stipresnio ryšio kūrimą ir lojalių, na, sakykime taip, fanų, kaip mes juos bevadintumėm, sirgalių, tos, na, auditorijos arba sporto produkto vartotojų bendruomenės bildinimą, tai gal kiekvienas pabandykime vardinti, kokias esminės problemas šiandien dienai mes matome šitame lauke, kaip mes kalbame apie tų fanų bendruomenių ir jų lojalumo formavimą. Šarūnai, nuo tavęs pradėsim. Visų pirma, tai duomenų trūkumas. Aš tiesiog išvardinsiu iš eilės, o po to pakomentuosiu kiekvieną. Tai duomenų trūkumas, tos platformos arba programos, kuriuose paprastai yra vykdoma lojalumo programa, jos yra izoliuotos, veikia pačios savaime ir nesusijusios kaip taisyklė su kitom programom ar platformom. Ir taip pat tai yra daugumos kompanijų bandymas atsidėkoti arba skatinti pirkėjus tik tai remiantis jų transakcijomis, tai yra tik tai remiantis jų transakcijų elgesiu. Tai yra kiek daugiau išleidai, kuo daugiau kažką nupirkai, tuo labiau tu kažką už tai gauni. Ir paprastai labai mažai kreipiama dėmesio į emocinį pusę. Taip, kurią aišku sunkiau išmatuoti, bet kuri irgi yra labai svarbi. Tai iš principo, tu sakai, kad nėra duomenų. Kai sakai, kad nėra duomenų, ar tai reiškia, kad mes kalbam tik apie Lietuvą, ar aplamai apie kontekstą daugiau platesnį, nežinau, europinį, pasaulinį, čia vėl iš tavo patirties? Čia yra ir kaip čia mes Lietuvoje šitam klausime atrodom? Čia yra globalus klausimas, nes idealiai, kad vykdyti lojalumo programą, tai reiškia, tu turi suprasti pilnai savo pirkėjus arba klientus. Kad juos suprasti, reiškia, tu turi matyti iš principo viską, ką jie daro. Ką jie perka, kada perka, už kiek perka, ką žiūri, kada žiūri, kaip ilgai žiūri, kaip komentuoja, laikina, kaip elgesi. Visą tai reikia. Visus tos duomenys reikia turėti, kad idealiai galėtų paslaugų teikėjas, kad žinotų, kaip dabar jam elgtis su kiekvienu iš jų, kad dar labiau paskatinti tikslingai ir personalizuotai kiekvieno pirkėjo elgesį. Tai va tokių duomenų trūksta. Tai, bet trūksta sporto biznį arba sporto klubų biznį? Ne, trūksta visur. Trūksta visur, okay. Ta prasme, čia Lietuva mes nesam kažko išskirtiniai, ar mes Lietuvoje tų duomenų iš vis galim sakyti, kad totaliai neturim? Sporto sferoje to trūksta ypatingai, nes paprastai kaip taisyklė ten niekas su duomenim labai ir nedirba, o Lietuva nėra šiaip tai blogesnė už visą pasaulį, nes tai priklauso nuo sektoriaus. Jeigu mes kalbam apie mažmeninės prekybos sektorių, tos pačios Ačiū, Rimi, Iki, kaip pavyzdys lojalumo kortelės, ten duomenų yra pakankamai. Ten tiek, man atrodo, duomenų. Bet kokia atveju tau Pampersų siūlo, kai tavo vaiko 18 metų, nežiūrint to, kad jie tos duomenys turi. Čia kaip dirbtinis intelektas kartais dirba. Bet tai čia problemų tame nėra. Čia daugiau priklauso nuo sektoriaus ir kuo mažiau, sakykime, sportas ar ten, sakykime, laisvalaikio paslaugos, netgi finansai, tam, kažkur tai kuo mažiau yra duomenų arba kuo jie mažiau atspindi priežastis, kodėl pirkėlgis vienaip ar kitaip, arba pagal paslaugas, kuo mažiau jie
reprezentuoja, kas už jo koks tipas arba tipažas žmogaus stovi, tuo sunkiau vykdyti pačią lojalumo programą. Mes turim čia salėj tų, kas su sportu dirbat klubuose, su marketingu renka duomenis. Netyčia. Neturim tokių žmonių. Nes tiesiog norėjau klausti, ar jūs turit duomenų bazės, ar kaupia duomenų bazės. Tyla. Ne. Ok. Tai gerai, tai Šarūno duomenys, duomenų trūkumas, jų apdirbimas, tada emocinis ryšys ir apdovanojimas, kaip suprantu. Jo, apdovanojimas, skatinimas iš principo tik tai už piniginius veiksmus. Tai yra, už ką nusipirkai, už ką sumokėjai. Tai tipo, pirkai bilietą, gavai nuolaidą, pas mus iš principo šiandienai taip veikia. Ir technologijos, sakai, dar vienas dalykas. Taip? Ir tai, kad platformos kaip taisyklė yra izoliuotos, jos veikia pačios savaime, jos nėra integruotos į kitas platformas. Ok, 3 klausimai. Simai, tavo. Tai iš esmės viską tikriausiai Šarūnas jau ir pasakė ir man rodos čia labai gerą šitą paralelę padarėt su prekybos tinklais, Maximum, Rimi ir taip toliau. Tai jeigu pastebėsit, irgi šitie prekybos tinklai, nuo ko anksčiau pradėjote, kažkokių leidinukų, ar ne, akcija, pirmadienį akcija, pirkit grikių, žinai, šiandien pirmadienį pigiau arba senjoro antradienį dar kažkas, ar ne. Bet jeigu nuo tada, kai šita lojalumo programa perėjo nuo tų fizinių kortelių, perėjo į iš esmės elektroninę erdvę, iš esmės tas lojalumas labai smarkiai pasikeitė. Nes tada prekybos tinklai turėjo galimybę sumepinti šitą savo userio profilį ir jam pateikti patogiai, kad tau šitie pasiūlymai yra skirti, tu eik pasižiūrėk ir tu gali pirkti. Ar ne, sakykime, tu nuolatos perki avokadus, ar ne, ir tau sako, žiūrėk, Simai. Tau nereikia. Simai, bet tu tiki, kad Lietuvoje prekybos tinklai tau personalizuoja pasiūlymus šiandieną? Taip. Netikiu. Taip, tikrai. Jie grupuoja ir duoda grupę. Tikrai netikiu, kad personalizuoja šiandieną. Gerai, kas tikit, kad personalizuotus pasiūlymus gaunat? Gaunat personalizuotus 100%? Aš tikrai netikiu, kad žmonės mano rajone tiek avinžirnių perka, kiek aš. Ta prasme, nes aš pastoju avinžirniams gaunu. Aš tikiu, mažmenoj, ta prasme, aš pakankamai daug metų dirbau kaip ir Šarūnas. Jis tyrimų pusėje aš grinai mažmenoj, tai nebent yra labai didelis spurtas padarytas paskutiniu metu, kad jie klasterizuoja ir sumeta į grupės pagal tipinį veikimą, taip, bet kad jie taikytų personalizuotą požiūrį į klientą, tai čia kol kas kosmosas. Tai sakykime, jeigu taip ir nėra, tai manau, kad čia yra raktas sporto klubam. Nes ką Šarūnas ir pasakė, ar ne, kad duomenų nėra, tai aš gal taip, žinai, šiek tiek pakeičiau, kad duomenys yra, bet jie yra išmėtyti. Arba, kaip sakė, skirtingose platformose. Nežiūrėkit, ar ne, eilinis, sakykime, kažkokia standartinė patirtis, ar ne, sportas ir galios. Jisai nori nueiti į varžybas, ar ne, tai pirmą nusiperka bilietą. Eina pirkti bilietą, perka bilietą LT. Ar ne, ten suvedė savo vardą, pavardę, kažką e-mailą, nusipirko bilietas. Krepšinio klubas gavo tą e-mailą, gal gavo, bet ten į amžius, lyties, gal. Bet vargu bau. Atėjus į varžybas. Galvoja, prieš varžybas nueisim, nusipirksim, nežinau, atėjo ten su vaiku, gal alaus nepirksim, Coca-Colos ir čipsų. Nusipirko Coca-Colos čipsų, sumokėjo savo kortelę. Tai, žinai, atstovėjo eilėje, sumokėjo kortelę. Eilėje jo sumokėjo kortelę, tai gal tas kioskas ir susirinko informaciją, kad jisai pirko tos čipsus ir, sakykime, tą Coca-Colą, ar ne, bet tikriausiai sporto klubui tos informacijos, žodžiu, neperdavė. Žodžiu, atžiūrėjo tas varžybas, po varžybų nusprendė tam vaikui nupirkti, ar ne, kažkokį šaliką, dar kažką vėl nuėjo į parduotuvę, sumokėjo su kortelė ar grinais galbūt, sumokėjo už tą šaliką, ar ne, paėmė ir išėjo. Tai buvo keturios vietos, kur tu galėjai susirinkti informaciją. Turėjom 4 taškus sąlyčio. Ir tą informaciją galbūt kažkas susirinko, tikriausiai tam taške, kur tu pirkai šitą savo šaliką, nieks nepažiūrėjo tau į akis ir nepaklausė, ar kiek tau metų, kokios tu lyties, ar ne, sumokėjai kortelę ir sumokėjai. Bet mes tą informaciją išmėtėm. Ir dabar mes neturim, kaip pasakai, ar ne, yra segmentų grupės, bet realiai mes galime tik spėlioti, ar ne, kad susidarome įspūdį iš tai, kokią agreguotą informaciją gaunam, kiek yra nuperkama čipsų, Coca-Colos alaus, kiek Žalgirio ar žinai, Atlanto kažkokių, žinai, šalikėlių ir iš to, kiek nupirko bilietų, su kokiais e-mailais ar vardais pavardėm, iš to mes bandome apgraibom susigalvoti, tai ko čia galbūt mūsų šitiem fanam reiktų. Arba tada užsakinėjom brangias apklausas ir tada jų klausiam. Vietoj to, kad paimti ir kiekvieną iš šitų etapų susirinkti šitą informaciją
ir iš jos pradėti daryti tos reikšmingas įžvalgas. Ar ne, ir pereiti prie to labiau prekybos centrų modelio, kad jeigu tau patinka avinžirniai ir aš noriu, kad tu pirktum pas mus tos avinžirnius, visada atsidarytum programėlę, nes tu tada žinai, aha, blemba, reikia avinžirnio, ne, gal bus akcija ir aš jau atsidarau tą programėlę, avinžirniams nėra, bet yra avokadam, gerai, žinai, nupirksiu šiandien ir avokadų. Tai taip pat, jeigu mes vien jau susirinksim informaciją apie tai, ką žmogus perka, ir jeigu mes sujungsim su ta informacija, su to, ką jisai programėliai skaito, ką engage'ina, kokius žaidėjus seka, ar ne, tu turėsi daug pilnesnį vaizdą, ko tavo sirgaliui reikia. Ir tada kitas žingsnis yra, ką jam pasiūlyti daugiau. Apie tai pakalbėsim. Dabar dar pildant jūs, aš gal dar tokį akcentą dėčiau, kad bet kokiu atveju, kaip mes kalbam apie marketingą šiandien, tai mes vis tiek turim tą į klientą orientuotą marketingą. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju visi veiksmai, kokius bedarytų įmonė, šiuo atveju ir sporto klubas kaip produkto turėtojas, yra orientuotas į vartotojo noro patenkinimą. Tai yra ne savo paslaugos pardavimą visų pirma, taip kaip atrodo jam tik tai geriausia ir kaip jam egoistiškai reikia, bet taip, kad vartotojas gautų didžiausią vertę iš to produkto, kuris jam yra siūlomas. Antras, man atrodo, labai svarbus dalykas užfiksuoti, kai kalbam apie lojalumą, kad lojalumas tai nėra kažkoks savaiminis procesas, jisai turi labai aiškias irgi vertės dedamasias. Tai lojalume, nes jo ten lojalumo dar turbūt čia Šarūnas gali pasakyti, ten jau yra ne vienas tipas ir ne vienas modelis, koks yra skiruose versluose taikomas, bet ko gero vis tiek esminiai tokie dalykai yra tai, kad tu per lojalumą gauni apdovanojimą, vienokį ar kitokį, dėl to, kad tada tu jautiesi svarbus ir tave kviečia būti su tuo prekiniu ženklu. Ir tu turi jausti kažkokią tai emocinį ryšį su tuo prekiniu ženklu, nes lojalumas vien per apdovanojimą ir tą naudą, tai čia daugiau toks, prekybininkai, ką taiko, ne, tau duoda nuolaidą, tai toks, kitas davė didesnę nuolaidą, nuėjau pas kitą dėl to, kad tas tavo lojalumas buvo tik tai per kainą. Ir dabar galbūt pasaulyje ta mažmena pradeda link to lojalumo keliauti, nes iki šiol bent jau Lietuvoje, tai mes turėjom labai aiškiai išreikštą nuolaidų davimą ir nuolaidinių kortelių, nelojalumo kortelių politiką, nes realiai tave viliodavo tik tai per nuolaidą, o ne per apdovanojimą. Arba dar per lipdukus, kai tu realiai ateini prekybcentrį, susimoki už tą produktą, šaliką, puodą, pagalvę, čiužinį ar dar kažką, tai kaip taisyklė dar net negauni jo, ten už centą arba dovanų, dar tave priverčia susimokėti. Bet čia vėlgi, ar ne, čia man rods, kaip sakyti, reikia pasimokyti iš tokio modelio, kad tu žmogus jaučiasi, kad jis išlošia, nusipirkė šaliką, kuriam net nereikėjo. Jo, bet šitas modelis out, viskas. Pasižiūrėkime prekybos centrus, jie klausina, nes jisai Lietuvoje nebevažiuoja, o pas mus dovanų, taip sakykime, kaip Lenkai, kurie realiai turi lojalumo programas, ten atėjai, ten dėl apskaitos centukas, kažkoks realus apdovanojimas, ką tu gauni nuo ten įvykdytų sąlygų ar krepšelio kažkokio tokio dalyko pas mus faktiškai nėra. Šarūnai, gal pats dar iš tų tokių, nežinau, tų lojalumo programų europinių, pasaulinių, su sportu susijusių, bet realių veikiančių. Mes turim pavyzdžių, kur yra ir apdovanojimas, ir vertė, ir tada tas pririšimas. Mes turime pavyzdžių su Web3 lojalumo programom, nes tradicinės lojalumo programos, jos kaip taisyklė, aš manau, nedirba, nes tokių pavyzdžių aš nežinau. Bet būtent, kai atsirado Web3, Web3 vėliau pakalbėsime. Tai mes šiaip galime Web3 šokt klausimą, tik man klausimas, gal reikėtų pirmiausiai trumpai pasakyti, kas yra tas Web3, kad suvienodintumėm žinojimo, tokį lygį, nes kalbėsim apie Web3, apie tai, kur galima nujudėti, auditorija nelabai supras, apie ką mes čia šnekam. Jeigu kažkas nežino, kas yra Web3, tai turbūt pats geriausias momentas dabar tą pasakyti. Internetas, kurį pažįstame šiandien, tai yra Web2, galima tai pasakyti, generacija. Tai yra viskas, ką mes žinome. Tai yra naršyklės, tai yra socialinė medija, tai yra elektroniniai paštai, platformos įvairios, kurios kūriamos web pagrindu. Viskas, kas yra dabar, yra Web2 ir jų pagrindinis vardiklis yra tai, kad jos visos yra sukurtos, valdomos ir generuojamos technologinių kompanijų. Tai yra Google, Oracle, Apple ir visos kitos. Tai yra tų kompanijų produktai ir
jos kaip tų, na, sakykime, platformų ir paslaugų savininkai, jas valdo, jas kontroliuoja, na, taip kaip yra šiandien. Web3 irgi yra šiandien, bet jų pagrindinis, na, kuo jie skiriasi nuo Web2, tai yra tuo, kad jų niekas nekontroliuoja. Iš karto sakau, kad tai yra kripto, nes per kripto tai yra lengviausia įsivaizduoti. Įsivaizduokite platformą, kur, na, sakykime, aš kaip jos vartotojas turiu savo akauntą, vienintelį, universalų visiems tikslam ir aš galiu su kitais vartotojais bendrauti tiesiogiai. Tai yra, aš galiu jam pervedinėti pinigus, jeigu tai yra kripto, na, aišku, šiuo atveju valiutos, aš galiu su jais jam pervedinėtis, atlikti bet kokią komunikaciją, elektroninius laiškus, permesti turinį. Tai yra visa tai, ką galima dabar daryti per socialinę mediją arba per elektroninį paštą. Ta suteikia Web3 platformą ir jinai tą gali padaryti iš technologinės pusės būtent blokų grandinių pagalba. Bet tai dar tik tai ateinanti technologija, kuri šiaip realiai, na, dar mūsų tokiam kasdieniam gyvenime, jinai tik tai skinasi pirmus gal netinka žingsnius, bet tiesiog mes dar, na, neiššokę į šią technologiją. Jau 10 metų, kaip jinai egzistuoja ir jinai prasidėjo nuo kripto, nuo bitkoino, taip kad dabar, na, kripto pasaulyje tai jau yra dinozauras, jau jinai, na, jau pasiekusi kosmosą. Čia kaip dirbtinis intelektas, ne, kaip ChatGPT subūmino, nežiūrint to, kad jisai buvo žinomas, juo naudojasi, dėliojasi, bet buvo padarytas produktas, kuris yra user-friendly, kuris patogus naudot ir tada jisai šoko. Taip pat, kaip buvo su pačiu internetu, nes jį labai senai naudojo, tiesiog jisai vienu tarpu tapo viešai prieinamas ir patogus ir patapo norma kasdieninė. Tai tu kalbė apie Web3 kaip apie tą dalyką, kuris yra sekantis žingsnis, kuris yra labai netoli. Kuris yra jau dabar ir kuris, bet dabar jį kol kas taiko tik tai kriptovaliutų kūrėjai. Bet taip, jis yra netoli ir beje, jį taiko ne tik kriptovaliutų kūrėjai, bet ir sporto organizacijos, apie ką mes dar pakalbėsime. Taip, kad tas jau irgi yra. Tas jau yra čia, tiesiog Lietuvoje dar to nėra. Lietuvoje to neturim, bet europiniam kontekste pasauliniam pasaulyje tas jau yra sporte. Taip pat. Simas kažką nori dar pildyti? Aš tik noriu pridėti tokia, kad tokia yra paralelė arba tokia technologijų kreivė, kur yra paprastai, kad atsiradus naujai technologijai, mes matome labai didžiulį susidomėjimą. Ir visos kompanijos šokai. Tai buvo su vien tiesiog internetu, ar ne, tai buvo su blockchainu, čia prieš keletą metų visi kalbėjo, viskas jėjom blockchainu ir dabar yra taip su dirbtiniu intelektu, ar ne, bumas didžiulis, bet visi šitie, kaip čia, boomai arba technologijos išgyvena nuosmukį. Tai yra tada, kai visas šitas hypas baigėsi ir žmonės tada sėda ir galvoja, ką dabar čia su to daryti. Tai tada atsiranda visas .com bubble, ar ne, atsirado kripto crashas atsirado, ne, tai matyt su AI kažkokį mes tokį irgi turėsim, ar ne, ir tada žodžiu, tas hypas nutyla, bet tos įmonės, kurios pamatė nišą, toliau ieško, ar ne, ir toliau ieško to adoptiono. Tai internetas atrado savo adoptioną, ne, man atrodo, blockchainas dabar yra kažkur čia, kur mes toliau ieškom, arba jau yra projektų, bet dar žmonės nėra taip aktyviai jos įstraukia ir taip nėra plačiai naudojami. Tai norėjau tik tiek pridėti, kad nėra blockchainas tikrai naujas, bet norosis dabar perėjo į tą fazę, kur yra ieškoma arba daromi, kaip sakyti, realūs projektai, o ne tiesiog visi kalba, kad viskas dabar čia perėsim blockchainą, nes visi suprato, kad viskas neperėsim blockchainą. Aš tai galvoju, kad būtų labai logiška išvesti paralelę, nes jeigu mes dabar paimtumėm tipinę lojalumo programą šiandieniniam sporto versle, nežinau, imkim tą patį Žalgirį galim imti, kurie labiausiai bildina savo bendruomenę, bet aš hipotetiškai sakau, turbūt yra ir ne vienas kitas klubas, kurie taip pat dirba. Tai ten žingsniai, ko gero, yra pakankamai tipiniai ir tradiciniai. Tai galim pabandyti ir palyginti, kur čia atsiranda skirtis, kai mes kalbam apie tradicinę lojalumo programą, kurią, sakykime, dabar turime arba galim turėti neiššokę Web3 ir tada kur atsiranda pokytis, kaip mes kalbam apie Web3, ką Šarūnai tu pats minėjai. Tai kurioj čia vietoje, jeigu tokį palyginimą daryti. Galim vartotojo kelionę praeiti normalioje lojalumo programai pirmiausiai, tai bus netgi ir klausytojams aiškiau. Tai kaip ta lojalumo programa, jinai atsiranda paprastos sirgalio fano įtraukimo procese. Įsivaizduokime, kaip fanas tampa, sirgalius tampa sirgaliu. Iš pradžių jisai nieko nežinojo apie komandą, apie klubą kažkada tai, sakykime, šiandien ta pati Z generacija, kur yra jaunimas,
jie apie tai sužino kažkada pirmą kartą per TikToką, per Reelsą, kažkur per short video pamato fragmentus iš varžybų, iš klubo. Taip jie susipažįsta, jie pamato daugiau tų fragmentų, jie pradeda juos sekti, followinti, komentuoti, dalintis. Taip jie atranda savo klubą, savo varžybas, savo lygą per socialinę mediją. Arba per tradiciją, aš dar sakyčiau. Nes tradicija gali ateiti iš šeimos, nes žiūrėkit, ką mes matom, ateina senelis, tėvukas ir dar vaikutė atsineša, ne? Tai visa generacija atvaro. Nu, tam pačiam didžiosiuose arenose mes matom, kad tai nėra vien tik tai millenniumsas, nėra Z karta, yra labai amžiaus kategorijos labai persimaišusios. Tai yra kažkokia tradicija, yra kažkoks tai įsitikinimas, kažkoks yra tarp miestų konkurencija, ne, dar geografinė, sakykime, prasme, tos bendruomonės subūrimo klausimas. Bet kokiu atveju, tai yra žinomumą paskatinantys skirtingi veiksniai, tradicija, amžius, socialinė medija, mados reikalas, krepšininkų pavardės ar dar kažkas, kas juos atveda prie vienos ar kitos sporto šakos. Ir į tą reginį, į tą reginį, kas yra su to sporto šakos. Jo, čia tik tai dar svarbus žiūrėti globaliai, nes ne viskas yra susiję tik tai su Lietuva. Tie patys, ta pati Z karta iš pradžio apie krepšinį gali daugiau žinoti, kas vyksta NBA arba Europoje, ir tik tai po to sužinoti, kas vyksta Lietuvoje ir pradėti domėtis tuo. Tai vis tiek socialinė medija šiuo metu jinai turi vis didesnį ir didesnį reikšmę. Po to, kai jau žmonės seka, žino, tada jie perina kaip ir prie tokio sekančio evoliucinio etapo, jie pradėjo stebėti pačias rungtynes, tai kasgi ten vyksta. Jie stebi vėlgi socialiniai medijai, online, tai yra pirma vieta, kurie jas pradeda stebėti. Nes tai yra labai patogu. Ten galima žiūrėti visas rungtynės iš eilės, ten galima žiūrėti tik tai jų fragmentus, ten galima žiūrėti tiesiog ištraukas, apžiūras, interviu, komentarus. Tai sakykime, tame etape socialinė medija susipažino, po to antras etapas jie pradėjo stebėti rungtynės online, dar negyvai, tada jie perina į trečią etapą. Kai jau jie pradėjo domėtis, kai jie panoro tapti to dalimi, jau patys. Bendruomenės dalimi, ne? O kur aš tose rungtynėse, kuo aš galiu prisidėti? Ir čia tada jau iš klubų pusės, iš lygos pusės jau atsiranda galimybė jiem tokią paslaugą pateikti per bendruomenės, per savo paskyrą socialiniai medijai, per įvairias paslaugas tose paskyrose, tokiose kaip virtualų žaidimai, kaip galimybė statyti už varžybas, kaip galimybė kurti bendruomenėse, jau sukurtose bendruomenėse užsiregistruoti ir ten dalyvauti ir bendrauti su kitais. Taip jie yra įtraukiami, kur jau jų balsas jau yra girdimas ir jie kažkiek tai gali prisidėti. Tai funelis yra grinai marketinginė prasme tradicinis. Jeigu taip įsivaizduotumėm piltuvėlį, čia yra marketingo tas vadinamas funelis, tai viršui mes turim žinomumo sukūrimą, vienokį ar kitokį. Tai ką minėjai, per skirtingus kanalus, iš skirtingų kampų, per skirtingas situacijas, skirtingom auditorijom. Tada turim sudominimo etapą, social media, pažiūrėjau kažkas gyvos varžybos, taip toliau. Ir jau tada tas trikampiukas apačioje, tai yra ta vadinama konversija, kai mes kalbam, kad jie atėjo gyvai, apie ką Simas pasakojo, tada pirko bilietą, aliuko, limonado, čipsų, atributikos ir dar kažko tai. Ir norim, kad jie grįžtų. Tai tam toje apačioje mes tada pradedam kurti lojalumą. Taip. Tai tie etapai taip ir eina per žinomumą iš įvairių kanalų gyvų ir socialinės medijos, tada toliau į sekimą socialiniai medijai, tada toliau į tą engaginimą arba jų įtraukimą dalyvauti klubo lygyje socialiniai medijai pradžiai, po to jau pereina prie to momento, kai žmogus pasiruošęs tą daryti savo piniginę. Tai yra, kai jau prasideda komercija. Tai čia prasideda jau galimybė pirkti jų merčą, ta prasme, bet ką su jų atributika, rūbai, suvenyrai, visa kita, šalikus, kepurės ir taip toliau. Tada jau sekantis paskutinis etapas yra gyvos varžybos. Nes tik tai kieti fanai, jie dalyvauja gyvose varžybose. Nes tam reikia jau daug resursų pridėti, tam reikia jau savo kaip ir gyvenimo stilių pakoreguoti, tam reikia kartais važiuoti į kitą miestą, o kartais ir į kitą šalį, tam reikia finansinių resursų.
kelionės, viešbučiai, išgerimai, pavalgymai. Tai jo. Ir jau po to, kai sirgalius gyvai dalyvauja varžybose, tada jau tas sekantis to piltuvėlio jo etapas būtų jį ten išlaikyti, tai yra lojalumas. Simai, norėtum kažką pridėti? Jo, aš taip pat klausausi Šarūno ir man tokias, kaip sakyti, mintis kilo iš tos pusės, kad man atrodo, kad vėl grįžtu prie to, kad labai svarbu suprasti, ką šitas specifinis tavo sirgalius, ko jam reikia, kad jisai būtų lojalus. Ar ne? Ir man atrodo, čia sporto bendruomenė arba sporto klubai jiems taip yra pasisekę, nes norint patapti kažkokio brando ambasadorium, tu žmogų turi labai užnorinti jo pabūt, kad jisai identifikuotųsi su tuo. Man atrodo, sporto klubams tai yra daug paprasčiau, nes, kaip ir tu sakė, ar ne, dažnai tai ateina iš kažkokių kartų senelių. Galų gale čia yra tiesiog vietinis klubas, ar ne? Aš iš Klaipėdos esu, mėgstu krepšį, ne, pas mane vienintelis klubas Klaipėdos Neptūnas. Ir viskas, aš sergu už tą Neptūną, žaidžiu su Žalgiriu, aš už Neptūną. Tiesiog esu už Klaipėdos. Tai viskas, jie mane jau turi kaip faną. Nieko jiems daryti nereikėjo, aš tiesiog gimiau Klaipėdai, viskas, aš esu jų fanas. Tai man atrodo, jau tiek daug darbų už jos yra padaryta. Nes prekiniai ženklai normaliam pasaulyje, tai kad tu taip beatodairiškai sakytum, balsuotum už tą prekinį ženklą, tai turi dar tiek klumpaičių sunešiot, kad ohoho, ir ne visiems pavyksta, nes ten įsijungia faktoriai myliu, nemyliu, nėra naudos, čia dabar mada tokia, kitokia. Tai čia jau, kaip tu sakai, skipinam tą etapą, gauni kaip duotybę. Gerai, toliau. Skipinam tą etapą ir net jeigu čia irgi buvo pranešimas kažką ar ne, ką daryti, jeigu klubui nesiseka. Irgi, ar ne, bet koks kitas brandas, nežinau, kažkoks, aš labai mėgstu, nežinau, kokio nors, ar ne, batų brandą ir išgirstu, kad jis kažkokį įsivėlęs, kur nors Vietname į šitą vaikų gamyklose, žodžiu, siuvimo skandalą, ar ne, ir viskas, žodžiu, blogas PR'as, nebenoriu aš to brando nešioti. Mano klubas Neptūnas vieną kartą 3 vietą buvo užėmęs, ar ten 2 vietą buvo užėmęs, aš vis tiek už jį sergu. Pralaiminėjau, vis tiek už jį sergu. Tai žodžiu, net ir klubų, jeigu nesiseka, tu vis tiek turi faną. Tai fanas tau duoda tiek daug, kaip čia mes vadinam, forų, ne, tiesiog būti jo dalim. Ir man atrodo, gal dėl to šiek tiek tie klubai ir nenuskubėjo tą traukinį, nes jie tiesiog žino, fanai eis ar ne, mes čia turim pasirūpinti, nežinau, kad laimėtų, kad čia pasaininti tų žaidėjų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kiek galima padaryti ir ką aš norėjau čia sureflektuoti, iš to labai pradėjau, kad kai kuriems žmonėms arba skirtingoms amžiaus grupėm arba skirtingam segmentam reikia labai skirtingų dalykų. Ir jie pasijaus lojalūs, jeigu tu jiems galėsi pasiūlyti tos skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, ar ne? Vienam vyresnio amžiaus žmogui svarbu su savo anūkais nusipirkti metų abonementą ir nueiti kiekvienas varžybas. Jo KPI'as yra kuo daugiau fizinių varžybų, aš noriu praleisti laiko su savo anūkais ir, žodžiu, turėti šitas vietas, gal noriu net ten pat sėdėti metai iš metų, kadangi man svarbu, kad aš čia turėčiau tas vietas ir jeigu man pasiūlys tą pačią vietą arba sezono abonementą kiekvienais metais, aš tikriausiai nupirksiu, ar ne, nupirksiu dar savo 2 anūkams. Ir čia bus mūsų tradicija, čia yra mūsų šeimos tradicija. Ir jam nei socialinių medijų, ten kažkokių, nei engagemento, nei ten jam kažko nereikia, jis nori nueiti varžybas. KPI'as yra aiškus. Jo, KPI'as aišku, ir jeigu tu identifikuoji tokį asmenį, viskas, tu jam šitą ir pasiūlai, tu jam nebruki viso kito, ar ten, žinai, nežinau, ar merčio, ar kažkokių patogių būdų atsiskaityti, ar dar kažko. Ar ne? Kitas galbūt yra, pavyzdžiui, apskritai sportą labai sekantis žmogus, jam įdomu transferiai, kas per ką perėjo, paskolos, ar ne, kažką iškeis, neiškeis, ar ne, tai jam kažkoks toks deep turinys apie tai, kas vyksta komandos viduje, kokias sudėtis planuojamas, kokio biudžetai. Kokios strategijos, kokie ten jam žaidėjai. Čia yra įdomiausia. Jis net neina į varžybas. Nėra buvęs varžybose, bet jis yra toks fanas, kad išvardins visus žaidėjus nuo 91 metų, kuris, žinai, ten žaidė, žinai, kiek jie uždirba, kokie kontraktai, kurie perėjo ir taip toliau. Jis nėra buvęs gyvose varžybose. Bet jam įdomu data. Jam įdomu, žinai, transfer ir visa kita. Tai tu įsidimkavę šitą žmogų, turi jam pasiūlyk exclusive contentą, už pinigus jam nesvarbu, susimokės. Jeigu jis gali insightą gauti, susimokės. Ir tu jam duok tada tai, ar ne? Ir jam net nereiktų varžybą abonementų, 100 metų nežino, kiek kainuoja. Tai va.
Ir kai mes galim kažkaip rasti būdą, ar ne, kaip identifikuoti tos žmonės, tai mes visiškai kitokį lojalumą galim sukurti. Taip, Simai, apie ką tu šneki, tai tu labai tvarkingai privedi link personalizacijos. Tai link personalizacijos, link tos, ta prasme, ne vienos bendrai tikslinės kažkokios grupės plačios turėjimo, kurioje vieni valgo salotas, kiti valgo burgerius, mėsytę ir sumoji gaunasi statistiškai burgeris, arba balandėlis lietuviškai. Tai prasme, kai turim labai aiškiai suraikytą dešrą ir turim labai aiškius gerai žmonių grupelės arba netgi ten visiškai personalizuotus pasiūlymus, kuriems gebėjo atliepti. Man labai įdomu būtų vėlgi dabar, kad mes dar duotumėm insightų, o ką realiai darant ir pasiekiant ir personalizuojant, ką daro pasaulis šitoje vietoje, kaip realiai tai vyksta. Šarūnai, sakei Web3, gerai, tai Web3 dabar mes jau ateinam, grįžtam prie tavo temos, tai realiai, tai ką ten tokio personalizuoto, ten tik personalizuotai, taip gebama pateikti tau asmeniškai tinkantį kaip fanui vienokį ar kitokį sporto paketuką sudėliotą. Taip, ir tai prasideda ne tik nuo Web3, bet ir šiaip nuo domenų. Na, sakykime, idealiai, jeigu žiūrėti į pasaulį kaip į idealų, jeigu, sakykime, bet koks Lietuvos prekybos tinklas būtų idealus ir darytų lojalumo programą idealiai, tai jisai tiesiog iš to milijono visų savo vartotojų, jisai kiekvieną vartotoją jam sudarytų pagal jo elgesį, jo profilį, į kurį įeitų ir jo gyvenimo stilius, ir jo požiūris į kainas, į atskirus produktus, į šeimą, į vertybės, į bet ką. Ta prasme, čia fantazijai ribų nėra. Ir tada jau kiekvienam, aš čia teoriškai sakau, kiekvienam iš to milijono galėtų pasiūlyti milijoną personalizuotų pasiūlymų asmeniškai. Aišku, taip nevyksta dėl resursų, tai tiesiog neapsimoka, bet taip galima padaryti. Kol kas. Nu taip, galbūt su AI tai apsimokės, bet kodėl viskas grįžtama prie to segmentavimo ir grupavimo? Tada tiesiog žmonės grupuojami pagal savo segmentus. Tai yra daugiau apjungiami. Ir čia dėl tų pačių avinžirnių tiesiog turbūt taip sutapo, kad avinžirnius pritaikė visiems, kas perka daugiau mažiau sveiką maistą, arba galbūt kas perka daržovės, kas perka sultis, ir tu, Simai, pakliuvai į tą grupę. Pavyzdžiui, arba kiti du pavyzdžiai, kurie pakėlė ranką. Tai tas jau įmanoma ir dabartinių duomenų bazių pagalba. Kadangi Web3 iš principo tai yra naujas etapas, kur viskas yra skaidru iš vienos pusės ir kur vartotojas su savo vieninteliu universaliu akauntu arba paskyra gali daryti visus veiksmus, ko jisai negali daryti dabar. Tai yra, jisai gali siūsti laiškus, jisai gali dalintis informaciją, jisai gali daryti pervedimus finansinius, jisai gali komentuoti, kažką tai kalbėti. Dabar tam reikia atskirų kanalų. Kad komentuoti ir kalbėti reikia Facebooko, Instagramo, ar ten LinkedIn, ar ten dar kažko tai. Tam, kad daryti pavedimus, reikia turėti banką vienokį ar kitokį. Tam, kad siūsti informaciją, reikia elektroninio pašto. Tai Web3 ten iš principo tu turi jau viską susiūta ir tau nebereikia tų skirtingų kanalų. Techniškai dar, jau keletą žodžių, kas yra Web3 iš technologinės pusės. Jeigu dabartinis internetas, įsivaizduokite, kad jį pasidalinę Amazon Web Servicai, Oracle, Microsoftas ir Google'as. Jie turi savo serverius ir kiekviena platforma, ar tai būtų Facebookas, ar tai būtų YouTube'as, ar tai Instagramas, jų architektūra yra pritaikyta jau prie tų serverių architektūros. Tai yra nieko naujo, tos kompanijos tai daro savo pagrindu. Web3 atveju nėra jokių infrastruktūrų, nėra jokių architektūrų. Ten viskas vyksta, būtent visa informacija yra išskaidoma į atskirus fragmentus, tie fragmentai yra sumaišomi ir po to jie yra atsitiktinė tvarka siunčiami per, kaip jie sako, būtent per Ledger Chain Technology, tai yra jie siunčiami per atskiras grandinės tiesiai tam, kam tai turi būti nusiųsta. Sakykime, jeigu aš, kad būtų paprasčiau, noriu tau, Giedriau, persiųsti savo bitcoiną. Aš tiesiog iš savo kompiuterio, iš savo walleto
kripto, siunčiu į tavo walletą kripto, bitcoiną, kuris pas tave keliauja per visą tinklą visų pasaulinių kompiuterių, kurie yra šiuo metu aktyvūs. Savo, tas mano bitcoinas yra padalintas į 1000 įvairių fragmentų, vienas su kitu nesusijusių. Ir jie keliauja pas tave per 1000 kompiuterių ir vėl visi susirenka kartu jau pas tave. Tai, ką suteikia Web3, jisai suteikia tą Distributed Ledger technologiją, kuri leidžia naudotis visų pasaulinių šiuo metu aktyvių tinklų ir todėl jis yra nenuhakinamas, jis yra skaidrus ir jis yra efektyvus. Nes taip. Aš galvoju, apie tai čia galima būtų daryti atskirą pranešimą, bet kadangi mūsų laikas baigia ištiksėti, mes pabandykim jau kaip ir finalizuoti ir dar galvoju, kad turbūt mano sekantis klausimas apie lojalumo monetizavimą labai čia dar tvarkingai susisieks ir su technologijom. Nes klubam bet kokiu atveju, tas lojalumas tai yra realiai tai pajamos į kasą. Tai yra, kuo lojalesni klientai, tuo tavo, kaip sakoma, tiek ir pajamos, tiek ir EBITDA bus geresnė. Tai dabar, ką iš to praktiškai galima pritaikyti ir bandom tokį ratelį dar prasukti, ką mes praktiškai galim pasiūlyti klubam šiandien dienai daryti, jeigu nieko nedaro. Arba bent jau kažkokį basicą, kurį jeigu kažką nedaug daro, bet vertėtų pagalvoti ir pradėti daryti. Tai mano toks labai trumpas receptas yra tiesiog stenkitės kuo daugiau paslaugų agreguoti pas save į platformą. Stenkitės nebetaškyti savo klientų datos, o kuo daugiau paslaugų pasiimti pas save. Jeigu kažką pardavinėjat arba jeigu kažką pardavinėjat savo arenoj, ar tai merčas, ar tai maistas, ar tai bilietai, padarykit tai, kad tie pirkiniai, kaip Web3 atveju, būtų susijęti su žmogaus paskyra. Čia pirmas ir pagrindinis duomenys dalykas. Į bendrą, kaip sakoma, bendrą katiliuką. Iš kurio tu pagrindinis dalykas. Iš po to tu galės daryti analitiką ir tai tu bus, faktinė informacija, kurią tu galėsi panaudoti, kurti toliau, ką aš noriu padaryti, kaip noriu engageit, kokias gali būti idėjas. Tau nebereiks svaigti ar galvoti, įdomu, ką Sacramento Kings daro. Tu turėsi datą, ką žmonės daro, ką perka, ko jiems reikia. Tai čia vienas dalykas. Ir antras dalykas, tai yra labai svarbu, kai tu kalbėsi su sponsoriais, nes neturėkim iliuzijų, labai daug sporto klubų nuo sponsorshipo labai daug priklauso ir, kaip sakyt, labai svarbu jiems, kad susirinktų jie rėmimą. Tai kai tu savo sponsoriam gali pasakyti, kad ne kaip tu sakai, mes turim pilną balandėlių, ar net 35 metų žmonių, kurie nusiperka po pusantro šaliko, o pasakyti, kad mes turim 45 metų asmenų, kurių vidutinės pajamos yra 60 000 eurų ir kurie geba tiek ir tiek leisti, tai tu visiškai su kitokiu to value proposition vadinamu gali eiti pas savo rėmėjus ir sakyti, žiūrėkit, mes turim labai didelę bazę klientų, kurie spendina čia ir sakėt irgi apie pavyzdžius, kaip galim tą panaudoti. Mes turim vieną klientą, su kurio labai tikimės, kad pasirašysim sutartį ir sukursim ir padėsim jiems tą elektrą pravesti pro jų, to sporto klubo platformą. Čia ne Lietuvoje? Ne Lietuvoje. Jo, tai didžiulis labai futbolo klubas. Tai žodžiu, jie jau dabar turi lojalumo platformą, kur turi, jeigu neklystų, 150 partnerių, turi savo kortelę, kurią išdalina savo fanam ir jie eina su tą kortelę, perka pas tos sponsorius ir gauna cashbacką pas save į appsą. Vision nauda yra cashbackas, tai labai aiškiai. Ir dėl to, kad turi susisloksnevę, žino klientą ir dėliosi. Aišku. Tai gerai, Simo, yra, kaip sakoma, domenukai vieną katiliuką ir tai vietoj tada tu galėjai į partnerystės visai kitam kokybiniam lygmenį, kai žinai, ką turi. Šarūnai, tavo. Ir čia tada mes trumpai. Mes gražiai periname prie kito etapo, tegul ta nuosavo platforma būna blockchain based. Nes tada, tada jau būtų idealu. Nes privalumas yra tas, kad tai suteikia tokių galimybių, kurių nėra dabartinėse platformose ir tai susijęs su monetizacija. Tada atsiranda galimybė naudotis tokiais atributais kaip žetonai, kaip tokenai, kaip NFT, kas atneša ir engagementą patiem fanam, nes jie gali tada kaupti korteles, nuotraukas, tokenus, jie gali spekuliuoti jais ateityje ir iš to uždirbti, ir plus patys klubai gali gauti iš to pajamų parduodant juos. Tai apibendrinant, aš pritarsiu kolegam ir sakyčiau, kad tikslas turėtų būti tai ne tik gerai aptarnauti savo sirgalių, tai yra sukurti jam vertę, bet reikia jį ir pažinti, reikia duoti jiems dovanų, tiek fizinių, tiek emocinių ir
čia bus kaip atsilyginimas už tai, kad jis pas tave ateina. Tada ta lojalumo programa bus iš tikrųjų pilna vertė ir tokia supakuota. Tai tiek, laiko daugiau neturim, nebent turim kažkokių tai klausimų, ar norit kažko paklausti. Aplikacijoje klausimų nėra, galbūt yra salėje klausimų. Taip, vienas klausimas. To sekundėlę palaukit į mikrofoną, kad transliaciją žiūrovai irgi girdėtų. Norėjau paklausti jūsų konkrečiai brandai, ką daro iš lojalumo pusės. Pavyzdžiui, vis tiek dirba turbūt ir B2B sektoriui, nes daugiausiai lietėm B2C tokia kaip ir sektorių, tą galutinį klientą, sakykime, mus visus kažkur pagaunant, bet turbūt tai susiję ir su B2B sektoriumi. Šarūnai, ką pačia įmonė daro lojalumo lauke? Ar daro ką nors? Taip, jeigu tai yra, kalbėkime apie sportą, jeigu tai yra sporto klubas arba lyga, kuri jau turi savo platformą, nesvarbu kokią Web3 ar Web2, mes padedame pritraukti naujų klientų arba sukuriant jiem naują lojalumo programą ir padedant jiem ją vystyti arba tobulinant jau esančią. Jeigu tai yra klubas, kuris turi tam biudžetą, mes galime padėti sukurti Web3 blockchain, jau paremtą lojalumo platformą ir tada jau toliau padėti jiem generuoti pinigus su tokenu ir NFT pagalba. Pačio klausimas leido puikiai reklamą produktą padaryti. Simai. Nežinau, mano, kaip čia toks atsakymas, mes klubam pateikiam, kaip čia, iš visų tų industrijų, iš visų klientų, tikriausiai virš 150 įvairių klientų turėjom use case'ų, tai mes pateikėm tiesiog ekspertizę, jie ateina ir pasako, žiūrėkit, mums kažkaip, mes galvojam, čia reikia paymentų pas mus aplikacijai, ar ne? Tai mes tada išnarpliam ir pasakom, žiūrėkit, jums paymentų reikia taip, susidėlioti, kad mokėjimai vaikščytų taip ir kad jūs daugiausiai uždirbtumėm iš to. Ir tada, kai jau pradeda daryti didžiulius masinius volumus, tai čia didžiulius mokėjimų kiekius, tada jau duodam naudas. Okay, tai va, tai vien žodžiu, kas norit su lojalumo programom ar konsultacijos ar produkto, Simas, Šarūnas, prašom, kreipkitės. Viskas, ačiū už dėmesį ir gerų lojalumo programų. Ir ačiū. Fanų įsitraukusim. Dėkui, čia buvo Simas Simonauskas ir Šarūnas Papinigis. Jūsų plojimai moderavo Giedrius Juozapavičius.